Dabar norėčiau parodyti dar kelius atvejus, kokius vairuotojas duomenis gali atsispausdinti būtent apie savo kortelę. Tai paspaudžiam OK, einam spausdinys vairuotojas 1, toliau einam, čia gali matyti kaip ir praeitam video paros duomenis, toliau vairuotojas čia gali atsispausdinti pažeidimus, kuriuos užfiksavo tachografas, sakykime, ne? Tai va, įmam pagal UTC laiką ir va, būtent tam laikotarpį, ką yra užfiksavęs, kokie pažeidimai, greičio viršimai, tie, dėl kurių vairuotojui gresia bauda. Toliau, vairuotojas gali toliau eiti, atsispausdinti spausdinį, savaitės duomenys, rusiškai režimai, angliškai activities, tai būtent vairuotojo veikla per paskutinės 7 dienas. Taip pat spaudžiam, kad, galime padaryti nuo šiandienos, dar kartą spaudžiam, patvirtinam UTC laiką, paspaudžiam ir mes galim matyti būtent visus užfiksuotus tachografo veiksmus per paskutinės 7 dienas. Tai galime keisti priklausomai nuo paskutinės datos. Tai kai mes pasilikom 14 datą, tai mums nuo 14 datos 7 dienas. Jeigu mes pasirinktume 8, tai būtų nuo 8 datos ir panašiai. Tai stora linija reiškiasi vairavimas, vairas, plonesnė linija reiškiasi kiti darbai, plaktukai mūsų vadinami, dar plonesnė linija vokeliai, plona linija, kaip šiais atvejais, tai yra poilsis. Tuščia vieta, jeigu paimkime pagal panašiai, jeigu būtų jinai šitoj savaitės eigoj, tai dar yra vadinamas nepateisintas laikas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turim tam tikrą periodą, kur nėra tai yra ne vairavimas, tai yra ne plaktukai, tai yra ne vokeliai, tai yra ne poilsis. Tai reiškia, tai yra nepateisintas laikotarpis.